Opa, zdarova, bahūrai. Žodžiu, varom, šiandien buvau, žinai, į Šiaulius nuvaręs, tai nusipirkom tarpinę. Tai štai čia tipo iš Martyno technikas va tokia. Nu, va, žiūrėk, matai, man čia yra pradegę šičia ir šis tipo turėti kažkas va tokį. Tai gerai pasimam, bendrai. Daugiau neišsimuržinsiu, ne, aš tada jau niekur nebevažiuosiu, namus ir būsiu. Tai varom bandyti uždėti duslę ir sutvarkom normaliai, tada pažiūrim, kodėl man cypia. Tai spėjims man vienas, kad stabdžiai. Pažiūrėsiu, gal turim stabdžių koladėlės, žinai, atsileisiu, pasižiūrėsiu, gal jau, žinai, trinas metalas į metalą. Hui, šia per fūrą. Nu, žodžiu, jaučiu fūros važinį. Tai pirmą varom duslę įdėti. Tai aš čia prieš išvažiuojant dar paėmiau, supurškiau, žinai, tuos varžtus, kurie laiko duslintuvą. Nu, ne duslintuvą, bet plastmasės. Tai dabar galim bandyti dėti. Pirmas dalykas paimti ir duslintuvą įkišti į savo originalią vietą. Plastmasės biškį supranti. Atgal. Ne, šit ne tą pirmą pradedu kišti. Tai pirmą dedam išmetimą. Kišk išmetimą, tai išmetims, man atrodo, inprotenai. Jo, inprotenai ir aš matau, kokia yra skylė šiaip išdegta. Ten, kur oro filtras. Tai tu eini šiaip va tenai. Taip, žinoma, reikia šiaip pirmą plastmasės normaliai, supranti. Atsivaryti. Aš nenoriu tiek darbą. Tai aš paimsiu tą paprašiau. Ir tai taip padarysiu. Bim. Kuo tu nelendi, kas tau trukdo. Reikia paimti šitą. Visos plastmasės trūkdavo. O ne. Kodėl taip yra? Žodžiu, nieko kol dar nepradedu normaliai išrakinėti. Siūlyčiau bent šitą plastmasę normaliai nusiimti. Yra varžtas, ne? Jo yra veržlė. Tai paimkim greitai ją atsukim. Opa, dabar mes galim šitą varžtą paimti ir išimti režiai. Svarbiausia varžtų nepamesti. Tai aš dabar tave padėsiu štai čia nais. Bam. Kodėl aš tave čia padėdu? Ne? Nes dabar tu man tikrai tenai nepadėsi šičia, matai. Skaityk, nieks nieko nelaiko. Bam. Ir dabar turim normalesnį priėjimą. Ir kas dabar čia vyksta? Įdedam bent normaliai duslę. Aš nežinau, kaip aš šiandien išimu jį labai lengvai, bet labai sudėtingai tada jis nusijam. Ir duslintuvą įdėjau. Dabar reikia skylutės pataikyti. Šiaip ne į skylutės. Reiktų dabar paimti šitą metaliuką ir bandyti ant sykio įdėti. Taip, ant sykio ir bandysiu aš įdėti jį dabar. Pereinu į kitą pusę, nes paprasčiau turėtų gautis. Pagal vairą dar sukti. Viena. Ir žiūrim, tu šiaip turėtum taip, aš nežinau. Matau vieną, antro laikiklę nematau. Ką tik matėt, kaip tenai atrodo.
Tai šiaip galėčiau aš jau ir pradėti šitą, šiaip dar reikės man įdėti. Bet manau, pirmą mes einam prisisuksim štai šičia. O, galit matyti per šitą kampuką, kad jį reik sutvarkyti normaliai. Tai skaičiu, galim nors ir šitą tada, žinai, įdėti. Čia nėra labai tokia didelė skirtuma, bet manau, dedam pirmą čia, kad, žinai, tiesiog prilaikytų. Tai aš taip paimu šitą, žinai, varžtą ir bandom įdėti. Bent čiučiut, žinai, kad prilaikytų, kad paskui nebūtų sunku labai paimti ir įdėti. Lysk. Tam kartu gera bus. Štai. Taip. Tai dabar kis daiktas, kur tėvuks padėjo varžtus. Čia matau, kad ant tuos atsuka ir užsuka. Šito mes atgal nedėsim, nes jis taip pakanai prilaiko, bet jis man yra visiškai nereikalingas. Bent jau man. Tas tai tas, bet dabar kitas dalykas tai kur tie varžtai? Supranti, jie indu. Gal ir neieškom, nes jau radau. Štai, šitie varžtai. Vienas, matai, toksai, kitas yra toksai. Pasiimam šitą. Ir varom, žinai ką? Gal dar prieš visą. Tai darant, paimkim ir biškį papurkšim. Kad neužurdytų. Supranti, kad lengviau. Bam. Nes aš ką supranti, tą kokią kitą kartą lysiu vėl. Vėl reikės, supranti, kažkur lys šalia. Bet ar kažkas tai, kad nebūtų problemų. Užtenka. To daug matyti irgi yra nesveika. Tai pirmą išaunam vieną varžtą, bent kažkiek įsukim. Paskui paimsim ir mes jį normaliai stipriai susuksim. Šiek tiek turim idėją. Tavo dedam antrą. Prieimo šalia nulio. Štai. Prieimo šalia nulio. Man tik reikia tave dabar paimti ir įsukti. Vienas pliusas, kad mane nenukepia spranti varžtai. Labai gerai. Tai galim jau ir pasimti šitą. Jis dabar ant atsukimą. Reikia dabar padaryti ant užsukimą. Ir bandom su O, vaikinė, nu nekris. Nekris. Bent biški tavęs reikia, kad prilaikytum. Nu, nekris kažtaus. Kaip aš čia ką tik taip sulindau, aš net neįsivaizduoju. Bet labai jis yra nepatogu. Bent jau pirštam. Nei taip, ne? Taip, karoči, sukam. Žodžiu, atradau kaip ir vietą, kaip kažką matysit. Tai štai va čianai. Oi, laukit. Opa. Dabar 100% nesuveršiu. Bet aš noriu, kad jis tikrai būtų jau pakankamai savo vietoj. Ir dabar apatinė, nu, arba iš kitos pusės. Dabar ir jį suverškim. Biški kitai padarykime, ne?
Laikyk. Ei, negali būti. Tai kad tu dar šiek turi suktis. Nu, žodžiu. Priskim tą kitą vėl kampą. Gerai, jis jau šiaip laikos ir tikrai gerai. Bet ar man tai užtenka? Tikrai ne. Tai va taip dabar atrodo, dar matau, kad aš tikrai galiu jį paveršti. Aš ir noriu jį paveršti. Bet... Nu, paverškim, kiek eina. O, va tai kad... Gerai. Veržim. Dabar šiuo momentu paimam šitas detalės, padedam štai čionai ir dabar reikia va šitą. Tai kur aš jį ką tik padėjau? What the freak, ne? What the fuck? Ai ne, čia suktukus. Aš nesuprantu. Kažką tik turėjau tą žinai kitą. Nu tai aš ją ką tik sukau. Ai va. Pasiėmiau dabar vėl šitą varžtą. Bliam, užsipurvina. Biškį pravalom. Gerai, bus dabar uždedam štai čianai. Štai šitaip. Ir pagal viską tas pats turėtų būti. Taip, tas pats. Ir manau, jo. Gerai. Tas irgi laiko. Dabar vidušką galim pasidėti. Pažiūrim, ar čianai niekur nekliūna. Ai, va, matot? Tai va čia matosi oro filtras. Ir man kažkaip buvo išsilankstas tasai. Tai dar kartą pažiūrim, ar nesiliečia. Nu, kaip ir ne. Bet ir laikos. Grįžime lašius kombainus. Ir svarbu, čia mes nieką nebepamesim. Einam į vieną pusę, reikia stabdyti, žinai. Ir bandome kurti. Ai. Taip. Taip, tai buvo va tame problema. Dabar eina tiesiai iš šianai dūmai, tipo, žinai. Niekas, labai gerai. Ir ant kiek tyliau iš karto. Gerai. Pirmas dalykas, dėl mokyklos yra sutvarkytas. Antras. Žiūrėk, aš dabar parodysiu tau vieną dalyką. Vieną parodymą. Čia yra be duslintuvo. Ir čia dabar yra iš tamų, kur buvau užsisakęs duslintuvą. Ne, ir dabar klausys, koks garsas dabar. Girdi, taip. Galiu šitą nuimti. Ir dabar yra vėl originalus. Nu, ir dabar dedam originalų duslintuvą. Ir palaukit. Toks yra originalus. Štai.
Volia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 varžtai prisukti. Tai dabar šiuo momentu reikia man uždėti atgal šitą. Tai jisai šiaip užsifiksuoja. Tai galim. Šiaip galėčiau pirmus šitus. Šitą reikia biškį pakelti. Nes tas turi užlyst už šitų. Bam bam bam, bim birim, bum bum bim 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 birim. Opa. Voila. Va, taip reikia ruoštis rugsėjo 1, ne knygas, pirk dar kažką. O reikia remontuoti savo techniką. Taip, šits dabar eina štai čia nai, bet dabar prisimenu. Tu taip ir dabar su šitu reikia iš apačios prilaikyti, ir tada su suktuku paimsiu ir susuksiu. O, matai? Paskutinis varžtas. Nieko nemačiau, jokio varžto nebuvo, jokių papildomų detalių nebuvo. Gerai, duslintuvą turim, tą turim. Manau, išsivarom į lauką. Oi, atsiprašau. Ir varom pažiūrėti šiaip, koksai garsas dabar. Ir kaip dirba. Bet oi, vaduška, padniuška pakišo, vos neišsimontavau. Atsiprašau. Gerai, tas, daugiau čia. Šits yra ant tylaus duslės, bet ar aš noriu jį uždėti? Noriu, taip, noriu aš jį uždėti. Gerai, tada sutvarkom šitą bent normaliai. Va, matot šitą varžtą, aš jį turiu normaliai prisukti. Paėmiau dar kiek įmanoma, žinai, nulenkiau duslę. Iški pakelkim, kad lengviau suktus. Čia žinau, kad reikia 2 rankų, tai nelabai ką jūs gerą matysit. Tai jau man matai, reikia oi. Girdi tą garsą. Tai jo, turiu dar vieną tokią problemėlę, kurią man reikia išspręsti. Ir aš tą problemėlę galvoju, žinai, kad kas yra. Kad, šitas tipo, aš jį galėčiau, žinai, paimti dabar atsukti apačiu, nes man visiškai nereikalingas. Arba, žinai, galbūt jį ir trinas, tai va, taip, žinai, ir... Tai, bet pirmą, aš sakau, leisim, žinai, kad padirbtų normaliai. Ir galvoju, supranti, kad stabdžiai. Šiaip galėčiau patikrinti. Reikia paimti, išdulkinti kažkaip. Žinau, taip nėra gerai daryti, bet... Čia yra testavimai. Šaunam žemę. Nieko. Tak. Net nežinau, žinok. Net nežinau. Skaičiu, reikėtų patestuoti, žinai. Bet gerai, tada einam. Dabar štai šitą atsisuksim ir pažiūrėsime, dar bus garsas tas pats ar nebus. Žodžiu, dar kartą pravažiavau, nuėmiau
įtempėją, kuris turėjo egzistuoti, supranti, bet jis čia taip alę grandinį, žodžiu, laikyti. Tą nuėmiau, pravažiavau dar kartą. Ir aš dabar turiu tokius įtarimus, kad, žodžiu, su stabdžiu čia bus problema. Nes, man atrodo, žinau, kai juos trinas. Ir tada jis nenori sustoti. Nu, ne tai, kad sustoti, bet jis cypia. Čia, žinau, aš tikrai labai blogai šį darau, nes taip negaliu daryti. Tas reiks ir, kad tu taip neturi judėti. Tai tada turėtų būti vienas iš tenai varžtų atsilaisvinęs. Kuris dabar čia yra? Štai šitas. Nes jis sulaiko. Tai man šitą reikia suveršti. Bandom. Ne. Bandom. Tam čia šlapia. Nepatogu. Bjauru. Gal čia 10. Jeigu 10, tai aš galiu bandyti su šitą. Čia 10 galvelė. Ne, čia aš atsuku. Oi. Reikia normaliai vieną prisukti abu. Pažiūrėsim, ar tas pats žinai. Gerai, pasiimu netgi 10 rakčiuką, kad pilnai susukti. Neįkrūsti. Galėčiau vatos dabar dar. Jau ne 10 bus. Ne, žiūrėk, 10. Ai. Ne, 10. Nu, aš nesuprantu, palauk. 10. Ne į tą pusę. Ai, dar į tą galvą dėjau. Oi. Tada šitus reikia gerai suveršti. Tikrai. Taip, jeigu aš taip dariau į viršų, tada man taip reikia į apačią. Tai man dabar reikia pagauti už ten to varžto. Param, kaip čia jums tavo parodyti. Va tenai, žodžiu, yra toliau varžtas, matai. Va šits. Va. Štai va ten. Matot, ne? Va šits. Ką tik sakė, žinai, pažiūrėk, gal, žinai, stabdžių skysčio nėra, todėl, žinai, cilindriukų šitų stabdžių neatstum, kiek turi būti. Nu, tai, žinau, gali būti, matos, tipo, viską suveržė. Tai stabdžių skystis pilasi štai čia, va čia. Tai atsukim. Atsisuk. Nu, reikia 2 rankų, vieną čia laikyti, supranti, kitą čia, kad neišplėšti. Bam, atsukom. Tas taip turbūt. Ar dar kažką turim? Minimaliai, kiek matau. Aš nežinau, ar jūs normaliai matot. Kažką turim. Dar lygtis kažką ir turim. Bet manau... Jo, biškai turim. Tai, žodžiu, papilsim dar. Nes jau tikrai mažai. Blema, bet čia tai ir vietas, supranti. Sugalvota, kur stabdžių skystį įpilti. Stabdžių skystį, tada surandam ir bandom supilti. Dar. Nelabai suprasi, kaip čia jis yra dabar. Ne.
Dar biškai galiu. Gerai. Dar ir jiem reikia. Aha. Nu, aš jau čia nusiorinsiu, jau žinau kaip. Sapdžius keisti supylėm. Šiaip matos, kad jau ir biškai per daug, bet šiaip nepakanks, dabar reikės dar nuorint. Ui. Apa. Biškai negerai. O, veikia, ne. Na, žodžiu. Šitą reikia susukti. Tai pirma, aš dabar neprisimenu, kaip kentė čia rasiu. 12 jaučiu, ne? Ar šitą? Blemba. Tada čia tiek daug viską, supranti, baisiai senai čia lindam šiaip. Net neprisimenu. Čia žiūrėk 12 tasai. Šitą biškai galiu tai padaryti. Bim bim bam bam. Štai taip. Gerai, dabar šitą reikia susukti. Tai dabar pasakysiu tiek. Viską pagrindę kaip ir sutvarkiau, va, rankas jau biškai kažkiek nusiploviau dar. Tai su tėvuku pakalbėjau tokią problemą, kad galimai stabdžių cilindriukas, kuris, nu, žinai, spaudžia tą kaladėlę link disko ir stabdo. Tasai gali būti išėję šaibų arba diskiukai. Nu, ne stabdžių kaladėlės pačios. Tai sako, bet tu gali važinėti, supranti, kai pajusi, kad jau nebestabda normaliai, tada reiškia kaladėlių. Kur aš išsitepiau? Nuspausiu mane. Tai gerai. Taba tiek. Nežinau, kada taba varysiu vėl kažką tvarkyti. Tai jau ką laukit tęsinių. Ne, šiaip nelaukit tęsinių geriau. Parašykit. Būtinai dabar parašykit. Ar vapšiai įdomu va tokius žiūrėti. Jau čia neįdomu, ne, visiškai. Bet duokit žinot gerai. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit, paspauskit laiką, jeigu patinka turinys, šėrinkit ir būtinai prenumeruokit, padedat augti ir kanalui. Sudie.